Labą dieną, aš esu Donata Mitaitė, dirbu Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Antakalny Vileišių rūmuose. Dabar mes esam Lietuvos rašytojų sąjungos rūmuose, netoli Vilniaus katedros, beveik senamiestyje, turbūt senamiestyje jau. Ir todėl šitą literatūros pamoką aš norėčiau pakalbėti apie vieną iš Vilniaus poetų, aišku, ne tik Vilniaus, Tomą Venclovą, ir būtent apie Vilnių jo poezijoje. Kiekvieno poeto kūryboje ir Tomo Venclovos kūryboje yra labai daug temų, bet kartais galima pasirinkti vieną temą ir per ją tu pamatysi labai daug, tu sužinosi labai daug apie poetą, ir apie jo estetinės pažiūras, ir apie jo politinės pažiūras, ir apie jo kaip poeto visokius poezijos ryšius su kitais lietuvių ir nelietuvių poetais. Tai yra Tomo Venclovos atveju tokia labai plati tema ir aš jos niekaip neapžvelgsiu, bet labai turininga. Galėčiau pasakyti, kad Tomas Venclova gimė Klaipėdoje 1937 metais. Į Vilnių jisai atvažiavo čia jau, kai reikėjo eiti pirmą klasę, nepasakosiu visų gyvenimo peripetijų. Ir Vilniuje, mokantis tada vidurinėje mokykloje, jie tokia jau, sakykime, ne pradinukų, o jaunuolių, vyresniųjų klasių mokinių grupė labai domėjusi Vilnium, Vilniaus senamiesčiu, Vilniaus menu. Tada be viso kito buvo tokia populiari knyga Vilniaus menas, Mikalojaus Vorobjovo knyga. Jinai buvo iliustruota bene garsiausio Vilniaus fotografo Jano Bulacho Vilniaus vaizdais. Ir iš jos buvo labai daug galima sužinoti apie Vilnių ir Vilniaus architektūrą. Vienas iš artimiausių Tomo Venclovos draugų, fizikas Ramūnas Katilius, kartą pasakė, prisimindamas tą gimnazistišką laikotarpį, gal ir studentišką, kai sningant žiūrėdavai naktį į Šventos Onos bažnyčią, tada atrodydavo, kad tu nuo nieko nepriklausai, esi vienas ir tuo pačiu metu ne vienas. Ir viename iš ankstyvųjų savo eilėraščių 1957 metais parašytame Tomas Venclova pavadina Vilnių vieninteliu miestu. Tomas Venclova komentuodamas sako, kad kreipiamasi į jaunystės draugę, praeities susitarkim neliesti, bet turiu atsimint būtinai, kad išliko pasaulyje miestas, kuriame kitados gyvenai. Tas miestas nėra visai idiliškas, kad už banko, bažnyčių, mokyklų, už gelsvų kareivinių eilės. Gelsvų kareivinių eilė jinai iš karto įneša tokio nerimo ar truputėlį grėsmės. Paskutinės dvi strofos šiuo atveju, mano temos atveju, yra labai svarbios. Jie kartosis neramus ir ankstus, grindiniai tarsi akis pradžius. Vėl girdėsiu kalvų asonansus ir vienintelio miesto žodžius. Jis iš naujo gyventi panoro, vieną kartą be frazių dailių, per savaitės atvertas iš oro, iš miglos, iš nakties, iš eilių. Kaip matot, jauno Tomo Venclovos poezijoje Vilnius ir eilėraštyje Vilnius ir yra poezija. Yra kalvų asonansai ir vienintelio miesto žodžiai. Kitame eilėraštyje, šiek tiek vėliau parašytame, jis kalbės apie miesto neužmatomų puslapių tolį ir akmeninių eilių gaudesį. Turėčiau pasakyti, kad yra lietuvių literatūroje bent du poetai, kurie Vilnių vadino vieninteliu miestu. Tais pačiais metais, 1957, kai pirmas mano cituotas Tomo Venclovos eilėraštis, ciklą vieninteliam miestui rašė ir Judita Vaičiūnaitė. Čia toksai dviejų poetų, dviejų draugų studentų ar šiaip draugų tokia sąšauka poezijoje. Tomo Venclovos visoje kūryboje
Vilnius yra labai esminga tema ir todėl, kad apie jį yra parašyta ne tik keletas labai svarbių poeto eilėraščių, bet tarkim Vilniui yra skirtas 1978 metais, tai yra po metų po emigracijos, Paryžiaus Lenkų žurnale Kultūra išspausdintas Tomo Venclovos ir Česlovo Milošo du laiškai Vilnius kaip dvasinio gyvenimo forma, tai vadinasi. Ir Česlovas Milošas savo jaunystę praleido Vilniuje ir Tomas Venclova. Ir yra ten be visų kitų išmintingų, gražių ir kitokių frazių. Česlovo Milošo kreipimesi į Venclovą yra, mus formavo tas pats miestas Vilnius, jo architektūra, jo kraštovaizdis, jo dangus. Paskui abu poetai kalba ir apie tragiškuosius, be abejo, Vilniaus epizodus ir apie labai skaudžiai abiejų suvokiamą didelį Vilniaus gyventojų skaičių pražudžiusi holokaustą ir apie sovietmetį, apie daug ką ten kalbama. Ir kiek aš žinau, šitas tekstas dviejų poetų laiškai daugam užsienyje buvo pirmas tekstas, iš kurio jie sužinojo ir apie Vilnių, ir apie Lietuvą, ir apie Vilniaus, ir apie Lietuvos istoriją. Ten tikrai daug apie tai yra pasakyta. Be šito dar tokio jauno teksto Tomas Venclova yra parašęs jau nepriklausomos Lietuvos, sakykime, laikais išleistą vadovą po Vilnių, kuris daug informacijos teikia visiems norintiems pažinti mūsų miestą. Ir yra parašęs asmeninę Vilniaus istoriją, kur pasakoja Vilniaus istoriją. Tai yra toks individualizuotas rimto poeto, literatūrologo, kultūrologo žvilgsnis. Yra asmeninė enciklopedija Vilniaus vardai, pasakojanti apie svarbius Vilniečius, čia gyvenusius, kūrusius, arba bent jau tuos, kurie jau lankėsi, tik reikia, kad jie būtų jau mirę, žodžiu, apie dabar begyvenančius Venclova savo enciklopedijoje nerašo. Kaip ir dialoge apie miestą Česlovo Milošo ir Tomo Venclovos, taip ir jo poezijoje labai ryškiai jaučiama ta dramatiškoji Vilniaus istorija. Šiuo atveju kalbėsiu apie sovietmetį. Yra toksai sovietinėje Lietuvoje nespausdintas eilėraštis trumpas: Manasis miestas aukštas ir negyvas, sniege nugrimzdo kalvos ir takai, virš jo stogų atlyžta lyg sakai, žiemos padangių tankus negatyvas. Ir sielos kaina jis deguonį perka. Čia toks, taip sakant, sovietinio konformizmo įvardyjimas. Sielos kaina perki deguonį. Sovietinėje Lietuvoje buvo išleistas tik vienas Tomo Venclovos eilėraščių rinkinys 1972 Kalbos ženklas. O šitą knygelį turinti savo istoriją, bet tos istorijos aš dabar nepasakosiu. Šitas egzempliorius irgi turi ilgą istoriją. Marcelijus Martinaitis yra sakęs, kad per jo studentų rankas eina kava ir pigių vynų sulaistytas šitas iš paties Martinaičio pasiskolintas rinkinys. Ir poetas džiaugiasi, kad taip yra, nes knyga gyvena. O dabar prisiminsiu dar vieną sovietmečių parašytą eilėraštį. Jis pavadintas citata iš Dantės, Nel mezzo del camin di nostra vita, dedikuotas Konstantino Bogatyriovo atminimui. Konstantinas Bogatyriovas tai buvo rusų vertėjas. Eilėraštis parašytas 76 metais. Artėja emigracija, tai yra poetas eilėraščio parašymo metu turbūt jau labai gerai supranta, kad sovietinėje visuomenėje jis nepritampa, niekada nepritaps ir reikia ieškoti kelių iš čia. Ir eilėraštyje Nel mezzo del camin di nostra vita jisai rašo apie gražiausiąjį rytų Europos miestą, turimas galvoj Vilnius. Ir šitam gražiausiam rytų Europos mieste mirtis yra lyg šeimos narys, užėmusi didesnę dalį buto. Poetas pasakys netiesiogiai, bet pasakys apie tuos
neįtikusius vienaip ar kitaip sovietiniai valdžiai, kurie pražuvo, yra akmuo, kastetas, garvežys arba geriausiu atveju benzinas. Pražuvusių yra daug, šiuo atveju turimas galvoje Jonas Kazlauskas, kurio kūnas buvo išgrėbtas iš Neries, Mindaugas Tomonis, susideginęs Romas Kalanta. Tačiau eilėraštyje sakoma, toje valstybėje mirtis galėjo būti ir atsitiktinė. Čia aš padaryčiau tokį lyrinį nukrypimą link Juditos Vaičiūnaitės. Tomas Venclova kalba apie mirtį, kuri totalitarinėme mieste užima didesnę dalį žmogaus būto. Judita Vaičiūnaitė yra parašiusi eilėraštį Atsisveikinimas, tarp šitų eilėraščių 1 metai 76, Juditos Vaičiūnaitės 77. Ir tas eilėraštis nėra visai suprantamas, kol nesusivoki, kad jis gali būti siejamas su Venclovos emigracija. Ir šitame eilėraštyje Vaičiūnaitės yra vienintelė vieta, kur galima kalba, normali žmogiška arba šiuo atveju sakralinė kalba, yra beprotnamio palata. Yra į kažką kreipiamasi, girdi, kaip meldžiasi sentikių vienuolė baltoj beprotnamio palatoj. Rožė, tavo rožė, raudona rožė tebežydi mano atminty, senokai jau po Vilnių, bet neiškrito sniegas, eina toksai nykus eilėraščių piešinys, tik toji rožė. Aš ilgai maniau, kad toji rožė yra nusėtina su romansu, galbūt su meilės topika, raudona rožė. Čia dabar papasakosiu tokį literatūrologijos mini nuotykį, kol skaitydama tekstą apie Achmatovą neperskaičiau eilėraščių pavadinimo Paskutinė rožė. Ir Tomas Venclova ir Judita Vaičiūnaitė yra Achmatovos vertėjai. Toje paskutinėje rožėje Achmatova pamini Bojarinę Morozovą, sentikių tokia svarbiausia, sakytume, asmenybė, ir kitas moteris, kurios liko ištikimas savo tikėjimui ar savo idealams, ir kreipdamas į Viešpatį sako, kad jinai jau pavargo kovot, mirt, atgimt, ir prašo tik tai vienintelio, kad jai dar būtų leista pajusti raudonos rožės gaivumą. Tai šitaip į šitą eilėraštį, tą nykų brėžinį ateina raudona rožė, galbūt iš Anos Achmatovos Paskutinės rožės, šiaip ar taip, tai yra abiem poetams svarbus asmuo ir svarbi jos kūryba. Kadangi griaunu chronologiją, tai vis dėlto turėčiau dabar sugrįžti truputėlį atgal į 75 metus, ir pasakyti, kad 75 metais poezijos pavasaryje buvo išspausdinta Tomo Venclovos odė miestui. Ir visi, kas skaitė šitą odę miestui, suprato, kad poetas atsisveikina. Eilėraščio pradžia tokia: negalėsiu netekti, bet neteksiu tavęs. Užgesinsiu lyg daktį akmeningas gatves, baltą varpinę, smėlį, aptaškytą derva. Gal ir savąją sielą, jeigu siela gyva. Nuo šitos strofos prasidėjo mano rimtesnis susidomėjimas Venclovos poezija, nes vyresnis kolega pasakė, kad Venclova nemyli Lietuvos, ir tada aš šokau, kaip nemyli, jeigu jis, taip sakant, prarasdamas Vilnių, sako, kad užgesins ir savąją sielą kartu su miestu. Mano kolega buvo protingas, pasakė taip, aš neatsargiai formulavau frazę. Šita odė miestui yra įdomi ir tuo, kad Vilnius joje nukeliamas prie jūros, o toksai žymus rusų kultūrologas, semiotikas Jurijus Lotmanas yra sakęs, kad erdvė prie jūros yra labai nesaugi, ir iš tiesų jaučiama grėsmė, ir apskritai yra toksai mirties karalyje, sakytume taip, virš druskingos bedugnės, kristalinės mirties, plaukia vienišos ugnis, už teatro kertes, plaukia tuščios mašinos, plaukia tiltų minia, ir negyvas pušynas žengia žingsnį sapne.
bet vis dėlto svarbu tai, kad atsisveikindamas su miestu, Odė miestui gana ilgas eilėraštis, suvokdamas, kad miestas yra toj grėsmės zonoj, poetas baigia savo eilėraštį šitaip: prisiartina uolos, laikas plūsta gatve, jei ne Dievas, Eolas te apsaugo tave. Eolas tai yra mitinis visų vėjų valdovas. Per tokius 2 kartus pasakiau apie Venclovos emigraciją ir apie Juditos Vaičiūnaitės eilėraštį Atsisveikinimas, į tą tolimą, į tarsi visai Judita Vaičiūnaitė netgi atsisveikindama, jinai nepasako, su kuo atsisveikina. Čia aš pagal datą darau tokią prielaidą, galbūt čia su Venclovos emigracija susijusi. Judita Vaičiūnaitė sako, tu tolstantis anapus laiko. Yra Venclovos eilėraštis Šeremetjevo 1977, kitaip sakant, tai yra jo emigracijos data sausis 77. Ir tame eilėraštyje paskui ne viename interviu ar esė jisai yra rašęs ir kiti sovietmečio emigravę, kad tu pereini tarsi į kitą, savotiškai pomirtinį pasaulį. Ten, kur tu buvai, ten tavęs nebebus. Ten tu būsi ištrintas ir kartais galbūt balsas telefono ragelį ką nors praėjusi primins. Ir tarkim, šita Tomo Venclovos knyga poezijos buvo išimta iš bibliotekų, Tomo Venclovos vardas buvo trinamas, braukiamas. Žodžiu, jeigu žmogus emigravo, o dar emigravo būdamas sovietiniai valdžiai negeras, jo turi nebelikt. Knygos turi būti išimamos, vardas ištrinamas, bet vis dėlto atsitiko taip, kad laikai keitėsi, santvarkos keitėsi ir Tomas Venclova vis dėlto galėjo iš pradžių aplankyti Lietuvą ir Vilnių, o paskui jau 2019 metais, jeigu neklystu, į ją sugrįžti. Dabar jis gyvena Vilniuje. Bet aš dar turėčiau pasakyti šį beitą apie jo eilėraštį Silabinės strofos. Silabinės strofos tai yra toks negrįžimo į Vilnių, bet Vilniaus aplankymo eilėraštis. Suprantat, grįžti ir aplankyti yra ne visai tas pats. Tai šitame eilėraštyje kalbama, kad išsipildė tai, ko tu niekaip nelaukiai, bet apie miestą sakoma, kad jis visą laiką buvo įburtas į kišenį rūdijantį raktą. Šiuo atveju aš pabrėžiu tą raktą, nes kokius gi raktus mes nešiojamės kišenėje. Kišenėje nešiojamės namų raktus. Ir Vilnius šitame eilėraštyje Silabinės strofos Venclovai yra savotiški namai. Paskaitysiu vis dėlto visą antrąją strofą. Senos kaltės ir seno kalkakmenio plotas, kur neono skurdybė stingdo gaižų orą, įburtas į kišenį rūdijantį raktą, tvankų eterio gausmą, nuslopintą norą, tolesnis nei Saturnas, retokai sapnuotas, nors jį vis dar galėtum pereiti, užmerkęs akis dienos dykiniai, o geriausiai naktį, galėtum išugdyti žmogišką žodyną iš jo aikštingo vėjo, balsių vynuogyną, iš čaižančio lietaus ir aliumnato arkos. Matot, vėl poezija ir miestas tiesiogiai siejasi. Iš miesto galima kurt kalbą, galima kurt poeziją, sako poetas. Ir eilėraštyje bus pasakyta apie tą buvusią negalimybę ir apie esminį ryšį su miestu. Tik apie jį kalbėjai. Viešpaties radaras lytėdavo jo kryžių sumaištį, paklysti nepaėgiai. Klausėjui gal būtum atsakęs, nešioj žemėj, žinojai, tulžis išdavystė, netikėtai tiesėjus neviltis ir karas, su buvusiais bičiuliais, kapai, durų staktos, kryžmai lentam užkaltos, kaina už takės aplankymą. Sekėjos neregimą griūtį pelėsiu bedugnę, galėjot nebūti, bet dar esat.
Ir toliau tęsiant tą miesto namų temą, paminėčiau veidrodžius. Čia poetas sako, Sturkinės skliautai veidrodžiai suskyla. Veidrodžiai paprastai būna namie, o šiaip jau kultūros istorijoje labai įvairiuose kultūros tekstuose veidrodis yra savotiški vartai į anapus. Ir Venclovos šitame eilėrašty tie suskilę veidrodžiai yra be abejo susiję, už jų įžiūrima beprošvaistė sritis. Bet kalbant apie Vilnių ir apie šitą eilėraštį, tai aišku, visi vaizdai yra svarbus. Čia aš išgraibau vieną ir kitą kažkokį savo siužetuką rutuliodama. Išakijusios plytos šiurkščiai liečia ranką, anga boluoja mūre su žvaigžde sutapus. Matot, yra ta beprošvaistė sritis ir yra anga, pro kurią tu matai žvaigždę. Yra perspektyva į aukštybės, į ten, nežinau, kur kiekvienas gali pasisakyti, ką nori, su kuo jam siejasi aukštai matoma žvaigždė, bet šiaip ar taip tai visada yra ir šviesa, ir viltis. Ir baigiamosios 3 eilutės, tik šį smėlingą, liūčių persmelktą vingrotką, provincijos kalvyną, vietinį baroką, regi, kada vaizduojas mirtį arba dangų. Vietinis barokas be abejo siejasi ir su Josifu Brodskiu, kuris viename iš ciklų Tomui Venclovui dedikuotų beje pasakė tą frazę apie provincijos baroką. Aš apie tuos poetų poezijos sąšaukas kalbėjau labai mažai, tarsi bandydama vystyti tą Vilniaus temą, kaip jinai rutuliojasi vieno poeto kūryboje, bet be abejo tokių sąšaukų esama daug ir jos labai įdomios. Venclova dalį, galbūt didžiąją dalį jų pakomentuoja šitoje knygoje visi eilėraščiai, bet skaitytojams galėčiau pasakyti, kad pakomentuoja jis anaiptol ne viską ir dalis tų intertekstinių poezijos ryšių paliekama skaitytojo žiniai ir tu arba juos susirasi, perskaitysi, arba nesusirasi. Kuo tu daugiau tų intertekstinių ryšių supranti ir susigaudai, tuo eilėraštis darosi įdomesnis, nes platesnis kontekstas. Nors dažniausiai šį bei tą supranti ir perskaitęs šiaip. Tik eilėraštį be jokių komentarų ir be jokių kontekstų ir be jokių sąšaukų. Sugrįžčiau prie paskutinių eilėraščio silabinės strofos eilučių. Jos yra esmingos ryšio su miestų temai. Tik šį smėlingą, liūčių persmelktą vingroką, provincijos kalvyną, vietinį baroką, regi, kada vaizduojas mirtį arba dangų. Taigi Tomo Venclovos sugrįžimas į Vilnių, netgi jeigu aš skaičiau kažkur neseniai, kad jis vis tiek jaučiasi ar truputį emigrantų kažkaip, bet čia yra turbūt amžinoji poeto kaip amžinojo žydo tema jau. Žmogus, poetas, kuris niekur iš tiesų nesijaučia iki galo savas, bet eilėraštyje pasakyta tai, ko galbūt kitokia kalba poetas ir nepasakys. Būtent šitas Vilniaus barokas yra ta vieta, kurią tu regi, kada vaizduojas mirtį arba dangų. Esmingiau apie poeto santykį su miestu, su tuo, sakykime, jo ankstyvosios poezijos žodžiais vieninteliu miestu ir neįmanoma įvardinti. Kadangi kalbėdama apie eilėraštį silabinės strofos, apie tą Itakės aplankymo eilėraštį, pasakiau apie tą žvaigždę, kuri rodo savotišką išeitį, kelią, šviesą, tai dar paminėsiu vieną tokį grįžimo eilėraštį Užupis. Eilėraštyje kalbama apie
susitikimą su draugų vaikais, su jaunuoliais, kurie yra lyg ir panašus į buvusius draugus ir truputėlį kitokį. Ir eilėraštis baigiamas taip. Vasarą dažnai nubundu prieš aušrą ir be baimės juntu, kad artėja laikas, kai naujoms gentims pasiliks žodynas, debesis, griuvėsiai, druska ir duona, o man jau nieko, išskyrus laisvę. Ta metafizinė, sakykime, laisvė poetui, kuris siekia pirmiausia pilietinės, poetinės laisvės, bet ir toj metafizinė laisvė yra labai, labai svarbi ir ją irgi perskaitome eilėraštyje apie Vilnių.